Tai va, 4 metai darbo. Matosi, kaip atrodo skalė. Milimetrai, centimetrai matosi, niekas nenusitrynė. Tai rodo, kad tai yra tikrai aukštos kokybės produktas. Šitą įrankį aš jau naudoju nuo 2015 metų, dar anksčiau, man atrodo, aš jį įsigijau. Ir va kaip jisai atrodo po tiek, skaityk, po 4 metų darbo. Ant jo vos tik tai matosi žymės, kad jisai buvo naudojamas kiekvieną dieną kažkur tai statyboje. Sveiki, video bus daugiau meistrams, padarysiu video apžvalgą apie savo skersinio išilginio pjovimo staklių Mafel Erika 85 EC. Jau dirbu su šituo stalu ne pirmus metus, kažkur tai apie 4 metus jau dirbu, todėl galiu padaryti tikrą naudotojo apžvalgą. Ir taip, tai pradėsiu turbūt nuo pačio gamintojo. Mafel tai yra vokiečių gamintojas ir ko man jisai yra labai ypatingas, dėl ko man labai patinka būtent šitie įrankiai. Tai be abejo dėl to, kad jie yra labai aukštos kokybės, bet pats pagrindinis dalykas yra tas, kad šitas gamintojas neturi savo jokių gamyklų kažkur tai Kinijoje ar dar kažkokiose kitose valstybėse. Vienas fabrikas tai yra Vokietijoje ir jie labai daug teikia tam dėmesio būtent įrankių kokybei. Specializuojasi šitas gamintojas būtent dailidės įrankiuose, gamina įvairiausius pjūklus, oblius, būtent kas liečia medinę statybą. Tai va, pirmas toksai pliusas yra tas, kad labai daug dėmesio skiria būtent savo produktų gamybai. Jeigu neklystu, tai ar 80 ar 90% visų sudedamųjų komponentų įrankių gamybai būtent jie patys ir gamina. Tai Europoje yra vienas iš pirmųjų brandų, kuris išleido pirmąjį cirkuliarinį pjūklą daugiau negu prieš 100 metų. Todėl labai didelę patirtį turi šitas gamintojas būtent dailidės įrankiuose. Kitas dalykas, kada aš rinkausi pjūklą, kam daugiausiai skiriau dėmesio, tai būtent variklio galingumui, nes iki tol su visais pjūklais, su kuriais man teko dirbti, man kažkaip tai visada trūkdavo tos galios, nes dažniausiai statant namus, tai gaunasi, kad dažniausiai tenka pjauti 2 colius. 2 ant kažkiek tai gaunasi, kad tos 2 colius, ypač jeigu mediena yra kažkiek tai šlapesnė, nepilnai išdžiovinta, tai tikrai labai tenka pjūklui didelės apkrovos. Tai į ką aš skiriau, į ką kreipiau dėmesį renkantis pjūklą, tai būtent į galingumą. Ir šito stalo variklio gale yra 2,5 kW. Tai yra tikrai, bent jau kiek aš žinau, tai rinkoje pats galingiausias pjūklas būtent savo klasėje, lyginant
mobilumą ir galią. Kitas dalykas, 2,5 kW, tai ant kiek jisai yra galingas, ant tiek jisai yra ir lengvas šitas stalas. Visas korpusas yra pagamintas iš magnio ir jisai sveria tik tai 35 ar 36 kg. Tai lyginant su mano praeitų pjūklu, kur aš dirbau anksčiau, tai tas mano pjūklas svėrė 55 kg ar kažkas tai tokio. Ir be abejo jisai nesusidėdavo, o šitas pjūklas labai patogiai susideda ir autobuse užima labai nedaug vietos. Kojos paprasčiausiai užsilenkia. Ir užima tik tai tiek vietos. Aišku, jį galima naudoti ir taip, kažkur tai ant kažkokio tai stalo pasidėjus, bet pas mane jisai visada yra naudojamas tokioj pozicijoj. Visada naudoju būtent va tai, su kojom. Poroje, aišku, pastoviai dirba su siurbliu. Žodžiu taip, tai dabar apie patį korpusą, ką dar aš galiu pasakyti. Labai patinka tas dalykas, kad prie šito stalo dar tvirtinasi daug įvairiausių aksesuarų. Tai aksesuarai tokie kaip slankiojamas pjovimo stalas, frezos papildomas stalas, kur jie gamina, Mafelis irgi gamina frezerį, labai aukštos kokybės, tarp kitko, planuose neužilgo jį įsigyti. Žodžiu, dar dasideda su tokiais profiliais, dasideda dar ir frezavimo staliukas, kas irgi yra neretai labai reikalinga ir jeigu būtų, tai tikrai naudočiau. Dabar, aišku, aš kažką tai improvizuoju, kažkokį tai stalą darau savadarbį, kažkaip tai sukosi iš tos situacijos, bet ateity būtinai planuoju įsigyti būtent frezavimo staliuką, kuris montuojasi prie šito stalo. Toliau, kas liečia apie pačią konstrukciją, tai visas stalas yra labai viskas apgalvota, labai viskas kokybiškai ir tikrai labai surinkta, tikrai matosi, kad tai yra tikrai išdirbtas įrankis iki pat galo. Tokie dalykai kaip, pavyzdžiui, kada yra pjaunami kažkokie tai elementai labai ploni, tai aišku, tarp pjūklo lieka šiek tiek plyšiukas, kuris, kaip čia pasakyti, gaunasi taip, kad jeigu pjauni kažkokią tai ploną detalę, ta detalė gali įlysti tarp pjūklo ir tarp pačio korpuso, bet netgi tokie dalykai yra apmastyti, kad kaip pavyzdžiui, yra jau iš karto padaryta tokia atrama, kad ta pjaunama detalė, kad jinai kažkur tai neįkristų reiškia, tarp pjūklo kažkur tai, o atrama yra padaryta tokiu būdu, kad ta detalė iškelia laukan ir tu gali laisvai atsipjauti būtent ką tau reikia. Tai aš tai sakydamas turiu omeny tai, kad netgi iki tokių smulkmenų yra viskas pagalvota ir viskas padaryta būtent taip. Toliau, apie korpusą turbūt tiek, kiek bent jau dabar atsimenu. Kas man dar labai patinka, kad šitas stalas yra traukiamas. Tai reiškia, kad galima ne tik tai išilginius pjūvius daryti, bet ir kažką tai skersoti. Ir būtent kada ateina laikas man pjaustyti kažkokius tai apvadus arba kažkokius tai pakalimus, dar kažką tai aš visada naudoju tik tai šitą stalą. Nes, pavyzdžiui, skersavimo staklėmis, jeigu pjauti kažkokius, tarkim, 45 laipsnius, tai aš niekada negaliu būti 100% tikras, kad skersavimo staklės bus tikslios 100%, nes vis dėlto jos fiksuojasi ant 45 laipsnių ir jos yra vis dėlto mobilus įrankis ir jas kažkur tai trinktelėjus, tas kampas gali išsireguliuoti. O čianais, pavyzdžiui, ant tokių staklių aš visada galiu
pasitikrinti tą kampą su kažkokiu tai šablonu arba su paprasčiausiu kampu. Ir galiu būtent atsireguliuoti savo būtent pjūklo pasvirimą, galiu atsireguliuoti pagal šabloną. Ir aš visada būsiu 100% tikras, kad pjūvis man gausis būtent tokio kampo, tokio pasvirimo, kokio ir reikia. Čia nais yra toksai kaip čia pasakyti, mikroreguliavimas. Gali būti atliekamas labai tikslus, nereikia kažkur tai landžiot po stalu, kažkaip tai bandyti atreguliuoti, kad būtų viskas kuo tiksliau. Čia viskas yra pasiekiama labai patogiai ir, žodžiu, labai patogu dirbti. Pačio pjūklo pasvirimas gali būti reguliuojamas nuo -3 laipsnių iki 48. Šitos atraminės sienelės kampas gali būti reguliuojamas nuo kiek nori iki kiek nori, nes jisai yra nuo 90 iki 90, žodžiu. Bet kokį kampą, kokį tu nori, tu gali savo atsireguliuoti, užfiksavai viskas. 100% kampas bus tikslus. Dar kom yra ypatingas šitas stalas, tai labai gerai nutraukia dulkes. Labai efektyviai, turbūt kokius 95% dulkių, tai jisai ištraukia tikrai į siurblį, patenka visos beveik dulkės. Ir dėl ko taip yra, vėlgi ta konstrukcija yra apgalvota iki tokių detalių, kad tikrai ne kažkokia tai dėžė padaryta, kur dulkės papuola ir paskui tik tai į siurblį, o būtent padaryta, kad pats peilis, pats pjūklas, jisai vaikšto tik tai va šitam profilyje. Šitas profilis yra labai kažkom tai panašus į vamzdį. Tai gaunasi taip, kad visos dulkės papuola į vieną koncentruotai, į vieną vietą ir būtent dėl to visos dulkės yra labai efektyviai ištraukiamos siurblio. Tas yra ypač aktualu, kada dirbi kažkur tai lauke, prieš vėją, tau nepučia nei į akis tų dulkių, o jau aš nekalbu, kada reikia dirbti viduj, ten, kur turi būti palaikoma švara maksimaliai. Pjūklo apsukos reguliuojasi, yra sužymėta lentelė, pagal kokią medžiagą, su kiek apsukų reikia pjauti. Tai vat yra nuo 1900 apsukų iki 3800 apsukų reguliuojasi. Irgi, pavyzdžiui, kažkokias izoliacinės medžiagas aš pjaunu irgi su šitų pjūklų, tai yra labai gera tokia funkcija, nes kadangi jeigu, tarkim, pjaut kažkokią tai plastikinę plokštę arba kažkokią tai kompozicinę plokštę, tai su pilnom apsukom arba su tokiu pjūklu, kur apsukos nesireguliuoja, tai pjūklas degina medžiagą ir jisai pats pjūklas apsivelia labai stipriai su plastiku. Tai va čia nais atsireguliavus tinkamas apsukas yra išvengiamas kažkoks tai medžiagos lydimasis ar kažkokie tai panašus dalykai. Na ką, o dabar šiek tiek parodysiu, kokius pjūvius galima su šitų pjūklu atlikti. Tokius pjūvius, kokių su kitokiais pjūklais nelabai padarysi. Tai, tarkime, yra du kažkokie tai apvadai skirtingų pločių. Ir man reikia sujungti juos 90 laipsnių kampu, kad kampas būtų 90 laipsnių, o aš nenoriu jungti, tarkim, vieną prie kito tiesiai, nei taip ar taip. Tai vat kaip įsiaiškinti šitą kampą. Kad supjovus kampu, kad sutaptų kiekvienas kraštukas ir kad išeitų
lygus 90 laipsnių kampas šitų dviejų detalių. Tai būna ypač, kada durys pastatytos kažkur tai arti sienos ir kada yra apvadas, tarkim, ten 10 cm, o 10 cm nuo durų iki sienos jisai tiesiog netelpa. Todėl pjaunasi iš karto kažkokią tai išmerą, tą, kurį statysis prie sienos, ir paskui reikia jį sujungti gražiai. Aišku, galima pirmą atpjauti iki 5 laipsnių kampų ir tada pjauti, daryti išilginį pjūvį, bet su šitom staklėm viską padaryti yra labai paprasta ir dabar parodysiu kaip. Ką mes darom? Imam, atsistumėm tą sienelę ir pasižymim. Aš žinau, kad galima apskaičiuoti ten kažkaip tai, bet aš asmeniškai neužsiemu tom. Žodžiu, ant šito kampo mums reikia pasižymėti kiekvienos iš tų lentelių storių, tai yra pločius. Tai dabar aš tą ir darau. Paimu platesnės lentos žymą, užsinešu ant kampo. Tada siauresnės lentos žymą užsinešu ant kito kampo. Tai yra 90 laipsnių kampas. Padarius šitą, čia yra, matosi, linijos, jos yra lygiagrečios pačiam peiliui. Todėl ką aš darau toliau? Toliau aš imu, atsitraukiu tą kampą ir savo žymas turiu sutaikyti su šitom linijom. Sutaikau. Užveržiu. Reikia kuo tiksliau, nes priešingų atveju pjūvis gali būti netikslus. Viskas. Esame pasiruošę pjūviui. Dar vienas dalykas, kad kuris buvo, tarkim, storesnė, tiksliau platesnė detalė aš žymėjau ant šitos pusės, o plonesnė detalė aš žymėjau ant šitos pusės. Tai pjaut mums reikės atvirkščiai. Plonesnę detalę dedu ten, kur žymėjau platesnę detalę, ir atvirkščiai. Все. Trauksiu kampą. Viskas, turime gražų lygų kampą, 90 laipsnių. Kampas gaunasi dviejų detalių ir sueina kraštukai. Visas pjūvis tikrai labai gražiai atrodo, ypač kada tokios detalės kažkur tai susimontuoja. Tai gali būti langų apvadai, pavyzdžiui, lauke. Tarkim, viršutiniai karniziukai yra platesni, šoninės apvadinės lentos yra siauresnės. Ir kaip jas gražiai suvesti. Vat. Pavyzdžiui, taip, tai aišku, yra labai paprasta, bet tą padaryti gali kiekvienas. O taip jau yra toksai gan sudėtingas pjūvis, bet jisai yra labai gražiai atrodo ir su šito pjūklo pagalba jisai pasidaro labai paprastai. Nu ką,
Toks buvo video, tikiuosi, kad jums patiko. Jeigu kartais dar turit kažkokių tai klausimų, būtinai užduokit juos komentaruose, visiems atsakysiu. Šito pjūklo aprašymą įmesiu į aprašymą po video. Užeikit, žiūrėkit. Kam patiko, būtinai nepamirškit laikų, prenumeruokit kanalą, komentuokit. Iki kitų video.